Prieš suteikdama žodį mūsų garbingai svečiai, noriu padėkoti visiems šventėje dalyvavusiems mokiniams ir pasakyti nuoširdų ačiū muzikos mokytojai Valentinai Sinkevič už mažųjų parengimą ir akompanavimą. Paplokime! Mokytojai Liudminai Račkauskienei už visus šokių judesiukus. Dailės mokytojai Daliai Pajatienei už scenos papuošimus. Bei bibliotekos vedėjai Gintarei Jurgelėnienei už visokeriopą pagalbą. O dabar noriu suteikti žodį mūsų viešniai Laimutei Kibildienei. Tikrai nors ir paskutinis akordas mus kviečia namo, bet kažkaip tai tikrai nesinori. Čia taip gera, čia taip šilta, čia taip malonu, ausyse skamba eilės, skamba dainų žodžiai. Tai nežinau, gal galim dar pratęsti. Tiesiog tikrai be galo malonu. Kada nusikeltume mes į 2009 metus, tai buvo prieš 3 metus, įvyko mūsų pirma tokia užsienio kalbų, dainų ir poezijos šventė Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje. Ir tiesiog mes nesitikėjome, kad šita šventė taps tradicinė. Ir štai jau 3 metai, kaip mes šitą šventę švenčiame kovo mėnesį, paskutinį 10-dienį. Pernai buvome Dūkšto vidurinėje mokykloje, irgi kiek kas prisimenate, kas dalyvavote, buvo be galo smagu. Bebūnant Dūkšte,
didžiasakyčiai ėmėsi iniciatyvos ir tada rimtai, griežtai pasakė, kitais metais atvažiuojate pas mus. Štai mes šiemet pas jūs, o kas išdrįs pasakyti kitais metais, kur mes būsime. Lieka dabar dar. Fantastika. Tai iš tikrųjų uostas išvertė. Visomis kalbomis skambėjo gražiausi žodžiai. Ir pavasaris, ir mama, ir saulė, ir kažkur skridome. Nu, žodžiai, tikrai buvo tiesiog nuostabu. Labai dabar jau norisi padėkoti šios mokyklos šeimininkams, kurie tikrai labai svetingai mūsų. Užsienio kalbų, anglų, vokiečių, rusų mokytojams. Ką šitie mokytojai būtų mokinę, jeigu ne šitie visi šaunūs dalyviai. Ačiū Jiems. Na, o tikrai būtų didžiulis nusikaltimas, kad vien tikrai būtų žodžiai. Tai aš kaip šitas kalėdų senis pavasarį padaravęs atkeliavau irgi simboliškai, bet su maišiukais. Kad jums būtų, kaip čia pasakius, saldus